Šiandien Liepos 28 diena ir Teletrit kompanija bei jos analitikas Romualdas Chtoniukas pristato jau tradicinę tapusią mūsų savaitinę apžvalgą. Aptarsime praėjusios savaitės pagrindinius įvykius bei naujienas, kurios mūsų laukia ateinančią savaitę. Taigi, praėjusią savaitę buvo įdomi tuo, kad pakankamai ryškiai augo dolerio kursas, tačiau kažkokių fundamentalių naujienų arba pagrindų tam fundamentinio kaip ir nebuvo. Iš tikrųjų, didelė dolerio paklausa buvo sąlygota kitų aplinkybių. Tai yra aplinkybių, kurios susijusios su šalimis, kurių valiutos įeina į poras dolerių. Šiose šalyse įvykiai susiklostė nelabai palankiai toms valiutoms, taigi šios valiutos dolerio atžvilgiu smuko. Pirmiausia, tai pasakytina apie eurą. Ko gero, geopolitinė situacija turi labai reikšmingos įtakos tam. Be to, Europos centrinio banko monetarinė politika nukreipta būtent į tą linkmę, kad sušvelninti tiek situaciją ekonomikoje, kad jinai turėtų pagrindą stiprėti, tiek imtis žygių, kad vis dėlto europinė valiuta nestiprėtų taip drastiškai ir nekenktų Europos eksportui. Taip pat pažymėtinas atvejis ir dėl Naujosios Zelandijos dolerio. Jo griūtis praėjusią savaitę buvo pakankamai ryški ir įspūdinga, galima sakyti. Iš tikrųjų, tai buvo sąlygota pakankamai netikėto Naujosios Zelandijos centrinio banko pareiškimo, kad po to, kai centrinis bankas padidino palūkanų normą, jis pareiškė, kad tai kitų monetarinės politikos griežtinimo priemonių bankas nesiims, nes artimiausiu laiku, nes esama situacija ekonomikos šalyje nėra pakankamai stipri. Ir dėl to Naujosios Zelandijos doleris stipriai prakrito. Tai tokie yra pagrindiniai praeitos savaitės įvykiai, kurie galėjo sudominti rinkos dalyvius, o ateinančią savaitę bus ne ką mažiau įdomesnė, ko gero netgi galbūt įdomesnė negu praėjusios kelios, nes jį laukia rinkos dalyvių tikrai reikšmingos naujienos. Taigi, pereikim prie svarbiausių dalykų, jų bus iš tikrųjų daug, bet paminėsiu tai, kas yra svarbiausia. Pirmadienis ir antradienis pakankamai tuščios dienos, bus keli rodikliai paskelbti, bet jie nėra labai reikšmingi, tad pereikim prie to, kas yra iš tikrųjų svarbu. Trečiadienis. Pirmiausia, bus paskelbtas Vokietijos vartotojų kainų indeksas. Tai yra tam tikras indikatorius, kuris užbėga už akių Europos infliacijos rodiklį. Ir galima bus jau rinkos dalyviams orientuotis, ko galima laukti iš Europos infliacijos rodiklio, kuris bus paskelbtas ketvirtadienį. Taip pat trečiadienį mes sulauksime JAV antrojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto rodiklio. Labai svarbus rodiklis, juolab, kad prognozuojamas pakankamai reikšmingas šio rodiklio sustiprėjimas. Lyginti su praeitą savaitę jis turėtų sustiprėti iki virš daugiau kaip 3%. Ir jeigu taip įvyks, galima tikėtis dolerio vertės šuolio. Ketvirtadienį sulauksime viso pluošto ekonominių naujienų iš Australijos. Bus įvairūs duomenys paskelbti, bet svarbesnė ketvirtadienio naujiena yra duomenys iš Europos. Tai pirmiausia, Vokietijos ir ES nedarbo lygis, o taip pat harmonizuotas vartotojų kainų indeksas, bendras ES rodiklis. Jeigu šitie duomenys rodys pagerėjimą ES, tai ko gero galima tikėtis šiokio tokio stiprėjimo euro. Na ir penktadienis. Penktadienio svarbiausia naujiena yra tradiciškai JAV bedarbystė. Kitaip tariant, tai yra nedarbo lygio statistika šioje šalyje ir rinkos dalyviai pakankamai konservatyviai prognozuoja šio rodiklio pasikeitimą, tačiau bent koks reikšmingesnis nuokrypis nuo prognozių, jis ko gero gana stipriai gali sujudinti dolerio kursą. Tai tokios yra svarbiausios naujienos ir mes savo klientams ir kitiems mūsų žiūrovams linkime sėkmingų sandorių. Ir iki kitų susitikimų.